Antra pensijų pakopa. Kažkoks nesusipratimas. Žmonės brangieji. Pasižiūrėkite, įsivertinkite visas galimybės, kokios gali būti, ką daryti su savo antros pakopos pinigais. Aš suprantu, kad jeigu norite pasitraukti, tai viskas tvarkoje. Galite nutraukti tą kaupimą antroje pakopoje. Bet žiūrėkit dabar kokia situacija. Žmogus sausio 2 dieną pateikė prašymą nutraukti kaupimą antroje pakopoje, bet kovo 7 dieną jam sueina 60 metų. Ta prasme, jisai sausio 2 dieną pateikė prašymą pasitraukti bendromis sąlygomis, vadinasi, sodros įmokos ir skatinamoji valstybės dalis grįžta į sodrą ir pavirsta sodros apskaitos vienetais, o žmogus gauna savo įmokėtas įmokas ir investicinę grąžą. Nu, kur taip skubate? Ką tokiam žmogui reiktų daryti? Aišku, jam reiktų dabar tą prašymą pasitraukti iš antros pakopos atsiimti ir po kovo 7 dienos teikti prašymą kaip žmogui, kuriam iki pensijos liko mažiau negu 5 metai ir tokiu atveju jam būtų išmokėta suma, kadangi suma tikrai minimo atveju yra nedidelė, jinai neviršyje pusės ant minimalios anuiteto ribos, tai jam būtų išmokėta su 3% mokesčiu. Skirtumas yra. Taip, kad, kai aš sakau, neskubėkite, tai ne todėl, kad aš noriu jūs sustabdyti, o todėl, kad jūs pradėtumėte galvoti, ką darote. Ir iš viso, jeigu jau pasitraukite iš antros pakopos, tai vis tiek kažkur tuos pinigus reikia įdarbinti. Laisvus pinigus. Tai šitoje vietoje geriausiai pagalba ateina mano kolegos iš Financial Lithuanians. Nepaliausiu kartoti apie jų kokybišką edukacinį turinį. Taip, kad komentaruose įdėsiu nuorodą, kur pasižiūrėti, arba mano Linktree irgi trečia nuo viršaus nuoroda yra į Financial Lithuanians edukacinį turinį. Tai žmonės brangiai, protingų sprendimų.